Sveiki visi. Šiandien gamybą kaip reikiant darysim burokėlių ikrus. Tam reikės burokėlių. Burokėlius štai nuskutau. Tiesiog žalius nuskutau ir perpjoviau, kad lįstų šitą mašiną. Pomidorus taip pat išmiau kotelius ir perpjoviau per pusę, kad lengviau būtų sumalti. Morkos taip pat nuskutau, susmulkinau. Svogūnus taip pat perpjoviau per pusę. Taip pat reikės aliejaus, acto, druskos, cukraus ir pipirų. Pirmiausia, susimalam svogūnus. Svogūnus malam su smulkia tarka. Bulvėm, taip bulvėm, tarkuojam. Dabar susimalam dar pomidorus su smulkia tarka. Dabar reikia sutarkuoti dar burokėlius ir morkas. Jos tarkuosim su tokia, su stambiais peiliukais, stambi tarka, kad būtų. Na ką, pradedam tarkuoti burokėlius ir morkas. Galima pamaišyti. Dedam morkų. Dedam burokėlių. Ir vėl morkų. Gavosi didelis pilnas puodas. Dabar čia pilam aliejų. Jeigu norit, galit melžinti viską pusiau. Bet žiemą labai gerai bus. Pilam cukrų. Druskos. Paskui dar paragausim. Dabar 3 šaukštus. Visas receptas kaip visada po video. Išmaišom. Šitą mišrainę galima taip valgyti bus, tiesiog su duona ar su bulka. Galima į visokias sriubas, barščius, šaltibarščius, o galima tiesiog su silke. Su silkute, labai paprastas. Pasipjaustai silkės, išmaišai su burokėliu šitą ikrais ir valgai. Nieko nereikia daryti. Labai greitai, labai paprasta. Ir žinoma, žiemą nieko jau nebekainuos. Kai viskas bus brangu. Taip, kuriam ugnį dabar. Geriau daryti šitą mišrainės su storu dugnu puode, kur nedega. Ir reikia pastoviai maišyti. Toks puodas kaip mano, be storo dugno. Tai reikia dar dažniau maišyti, kad nepridegtų. Dabar gerai išmaišom, kad aliejus nusėstų į apačią ir nedegtų. Ir taip dabar troškinsim 1,5 valandos pamaišydamis. Štai taip, labai gerai išmaišom. Kai tai pradeda burbuliuoti, reiškia verda ir nuo tada skaičiuojam 1,5 valandos. Nepamirštam pamaišyti pastoviai. Praėjo 1,5 valandos. Dabar čia pilam 5 šaukštelius obuolių acto. Šaukštus tai yra.
Taip pat pipirų. Šaukštelį. Galite įdėti daugiau pagal skonį. Išmaišom gerai. Paragaujam, dar užtenka druskos. Ir paverdam dar 15 minučių. Pipirus ir druską galit pagal skonį. Paragaujam. Dar dedu šaukštelį. Burokėlių ikrai paruošti. Stiklainius kaitinau, sterilizavau orkaitai. Dangtelius sterilizuoju degtinę. Tai prašluostau tiesiog. Stiklainius kaitinu 20 minučių. 200 laipsnių temperatūra. Dabar dar permaišom gerai. Ir dedam. Dadedam, kad būtų pilnas. Užsukam. Ir apverčiam. Visą laiką reikia permaišyti, kad neliktų vien skystis paskui. Dar truputį. Čia jeigu apibėga geriau prašluostyti, tada tiesiog lengviau atsisuka paskui dangtelis. Ir smarkiai užsuka. Tai. Tai visus. Procesas baigtas, žiema nebaisi. Iš to kiekio išėjo štai 4 litriniai ir 8,07. Kaip ir sakiau,
Galima naudoti sriubai, galima naudoti su silke, galima tiesiog su duona. Aš truputį pagerinta dar su dešra. Štai, ragausim. Nuostabus skonis. Galima tiesiog taip valgyti. Pasaka. Taip kad gaminkit. Burokėliai sveika ir labai skanu. Prie mėsos, prie žuvies. Kaip salotos. Sėkmės ir skanaus. Sveiki visi. Ką domina konservavimas? Štai nauja knygutė Skonių parko. Geriausi konservavimo receptai. Jau jų liko nebedaug. Tai čia galite rasti agurkų, daug receptų, moliūgo, kaip virsta į mangą, kaip užsimarinuoti pievagrybius, grybus, šaldyti, marinuoti. Taip pat skumbrės, aliejuje, įvairi kita žuvis. Skyriai perskirti mano autoriniais meno darbais, plovas stiklainyje, šoninės keli būdai sūdymo, mėsos ir daržovių užtepėlė, košės įvairios, mėsa, cukinija. Daržovių užtepėlė, daržovių aserty, pomidorų cukinijų padažai, prieskoniai sriubom ir padažam, daržovių mišrainė be acto, be cukraus, cukinijų daug receptų, įvairių mišrainių, kopūstų. Taip kad pasirinkimas labai didelis, padažai visokie. Ta puikia knygutė galite įsigyti internetu, knygos LT ir patogu pirkti. Tai labai lengva, po video bus nuoroda, tiesiog paspaudžiate nuorodą ir atsirandat puslapį, kur galite nusipirkti. Tai geriausia dovana sau ir savo artimiesiems. Sėkmės ir skanaus.